Šiandien Lietuvos tautinis olimpinis komitetas pagerbė ir apdovanojo pirmųjų jaunimo olimpinių žaidynių Singapūre medalininkus bei jų delegacijas. Iš 24 dalyvavusi tik tai 6 nepateko tarp geriausių 8, kurios skaitosi prizininkai. Tai yra nepaprastas pasiekimas, nepaprastas. Tai yra, nežinau, kada mes galėsim pakartoti, nors aišku reikia stengtis ir pakartoti, galbūt ir pagerintos pasiekimus, bet šiandien aš labai džiaugiuosi. Aš ne tai, kad nustebintas, aš labai džiaugiuosi. Aukso medaliais olimpiadoje pasipuošė boksininkas Evaldas Petrauskas ir irkluotojas Rolandas Maščinskas jau mąsto apie artėjančias suaugusiųjų žaidynes Londone 2012-aisiais. Na taip, žinoma. Stengsiuosi, pasaulis bus atranka į olimpinės žaidynės Londono, nors stengsiuosi papulti. Dabartinę padėtį, kaip šiais metais sekėsis tais jau suaugusiais rungtyniauti, tai manau, kad kitais metais galima užimti tą vietą, kad iškovotą kelialapį. O kaip kitais metais pasiruošim, kaip kiti pasiruoš, tai viską parodys kiti metai. Pagerbimo ceremonijoje buvo pristatyta žurnalistų Stasio Petkaus ir Gintarės Grikštaitės filmas apie lietuvių triumfą Singapūre. Marius Zaremba, Vytautas Juknys, Sport 1 Žinios + Vilnius.